Taigi pažiūrėkime, ką aš pasiėmiau. Tai iš drabužių aš pasiėmiau kažkiek pasivaikščiojimų, kažkiek namuose tampyti, šortukų keletą, kelnių porą, treningų. Tada suknelė viena, džemperiukas, suknelė antra, vėl džemperiukas ir suknelė trečia ir dar kažkokia ketvirta, žodžiu, 4 suknelės. Apatiniai visokie, rankšluostukai, galvai kūnas, striukė važiavau, nes dar buvo šalta. Kompiuteris, mano sąsiuvinėlis, aš rašau dėkingumo dienoraščius. Batai čia yra 2, tai basutės ir vieni, dar yra 2 batai. Žodžiu, jie ten koridoriuj stovi, nes aš su jais vaikštau dabar. Tada visas garderobas mano odos priežiūros. Čia tai nežiūrėkit, čia skutimosi putos buvo mano vyro, bet indelį pasiėmiau, nes čia įsidėjau kaukės plaukams. Tada kūnui, plaukams, vaškelis. Kūnui visokių pasiėmiau iš tikrųjų. Kūno šitą sviestą, pagalvėlės mano mylimiausias, veikinantis kremas, šitas želiukas, vaškelis, čia pleistrai visokie, vaistukų šiek tiek, masažyrą pasiėmiau. Tada kas čia dar, visokie kūnui dalykai, rankų sistema žinoma, visokios kaukės, visas kaukės pasiėmiau, kokias turiu, akių makiažo valiklis, kvepaliukų keletą, čia papildomų produktų naujų, nes pasiskaičiavau, kuriam laikui varau, kiek man kad užtektų, akių makiažo valiklius ir vitėlės. Šitą tokį dalyką pasiėmiau, čia deduosi savo priemonės, kai nupraustis, į šitą visą tašiuką, labai geras tašiukas tilpo mano visą kosmetiką. Tada lietpaltį, nes lietsavio nepasinunėjom, žodžiu, tai lietpaltį. Drodėlis, kosmetinė, čia tokia federaskė, nežinau kaip čia pavadinti, bet žodžiu, čia dokumentams ir šukoms, tokį dalykėlį nusipirkau, pasiėmiau. Trūksta čia man ir vieno daikto, bet tada tašytė po miestą tampytis. Kuprinės, viena kuprinė. Čia žinokit, šita kuprinė yra buvo su pagalve. Nereikia, labai džiaugiuosi. Ir tokius akinius turiu. Ir žinokit, šitus akinius pradėjau naudoti, nes mano langas yra su žaliuzėm. Ir čia yra saulė nuo pat ryto. Tai man labai yra gerai miegoti savaitgaliais, nes aš anksti saulė kyla, aš dar tik anksti nekylu savaitgalį, tai man iš tikrųjų mano pagalvė kelioninė tapo mano miego pagalvė. Pasiėmiau patalynės vieną komplektą. Užsikloju, žinokit, tik tai su šitą paklodytę, šilta ir labai džiaugiuosi, kad šilta, nes nieko nepasiėmiau, čia niekur nebuvo. Tai tada mano pėdų mėtinė pagalba, kiekvieną dieną, kaip gerai, kad aš čia turiu, ausinės, rankų kremas, muilas, pasiėmiau, ką žinau, galvoju, kaip čia bus, nebus, nežinau, termosas mano maisto, labai geras dalykas. Smilkaliukų šiek tiek, čia jau nusipirkau gėlyčių, čia jau tas nusipirkau jau čia. Smilkaliukas, akmenukai žinoma su manim keliauja, mini kvepaliukai, ir čia mano kasdienos rinkinukas, ką aš naudoju priežiūrai odos. Ir dar kosmetikos, čia kažkiek pasiėmiau, tušinukų ir truputėlį kosmetikos. Pasidažymą nueva ir mano visas šitas tilpo į šitą lagaminą. Toks nėra, atrodo, labai didelis. Ir štai tokia tašė. Aišku, jie visi buvo išsipūtę totaliai, savo maksimumą buvo pagavę, bet tilpau. Žinoma, dar tapkės ir stovą. Aš pasiėmiau su mintim, kad aš jums filmuosiu kažkokį tai savo turinį. Tai dabar tą ir darau. Čia striukė kabavų darbinė. Dar tiesa darbiniai batai ir jų užėmė biškį vietos tam lagamine. Ir maistas susidėjau į kuprinę. Tai realiai aš buvau su tašė, lagaminas, kuprinė ir dar tą mano kuprinį teko pagalvę. Tai ten aš irgi buvau keletą daiktų įsimetusi. Kaip sakyt, visą savo gyvenimą taip sutalpinau ir pusmečiui išlėkiau. Tai o dar stovą, iš esmės dabar naudoju filmavimą, bet dar stovą pasiėmiau ir labai džiaugiuosi, nes aš turiu televiziją savo telefone ir aš įsidedu telefoną, atsigulu lovytę ir pažiūriu kokį dar filmą. Tai jų panaudojimas mano šitą stovelę. O kitas dalykas, aišku, mikrofoną pasiėmiau, dar nebuvau papasakoti. Ir mano kuprinės, tos, kur turiu, tai abi dvijos man pasitarnauja parduotuvėj, nes aš kaip esu be mašinos, tai man labai gerai, kad aš tas dvi kuprinės turiu, nes vieną kuprinę prisikraunu ant pečių, o kitą pasinešu ant peties, pasinešu ranką, bet esmė tame, kad aš dabar, kai pasižiūrėjau, tai realiai nereikėjo dovanos, man žiauriai gerai tarnauja. Kas galėtų galvoti?
pasiūlymą gavau, faktiškai jau kažkaip net buvau pamiršus, kad aš esu kažkur ten kreipusis ir turėjus pokalbį panašiai, ir gavau pasiūlymą labai netikėtai, po Velykų neužilgo, sako, yra vieta, ar jūs ar tebe norite, tebe ieškote, ir reikės susiruošti per 5 dienas. Man tada toks jau viskas per kūną toks praėjo. Sakau, okei, sakau, galima aš pasitarsiu ir jums perskambinti. Sako, gerai, bet šiandien iki 12 valandos praneškit, nes yra žmonių, kas yra toliau eilėje, žodžiu, ir tada, jeigu jūs nesutinkate, tai kad jie spėtų pasiruošti ir jiem tada tas dienas duoti. O čia buvo 10 valanda, realiai per 2 valandas aš turėjau nuspręsti tikrai, ar aš to noriu, ar aš esu pasiruošusi, kaip čia viskas bus, padėjau ragelį. Ir man taip tiesiog per kūną visas šiurpulys ir galvoju, ta prasme, varyt. Ir toks, žinot, kaip kortų namelis sugriūna. Nes realiai aš jau buvau visiškai pamiršus apie tai ir nieko negalvojau, o čia 5 dienos ir man reikia viską susiruošti, pasimti viską, paruošti šeimynai, palikti tam tikrus dalykus, pagalvoti, ko man reikia. Batų reikia, į sandėlį reikia tam tikrų batų, kur aš užsakyti iš tėmų nebeturiu šansų, tada reikia surasti Lietuvoje kažkur įspirkti. Tai vat, tada tiesiog buvo taip, kad man visą, žinai, kaip būna, sako, kaip prieš mirtį visas gyvenimas prabėgo, tai man čia turbūt irgi, tai prieš tą kelionę, prieš tą sprendimą viskas prabėgo. Ir žinau, kad aš paskambinau vyrui, parašiau žinutę, sakau, gavau pasiūlymą, turiu 5 dienas, sakau, paskambink. Tada jis man paskambino, sakau, taip ir taip, ir sakau, aš tai sprendžiu, kad reikia važiuoti. Tada pranešiau savo mamai dar, savo vaikams, jau kaip pati nusprendžiau, kad važiuosiu, tiesiog pranešiau, kad turiu 5 dienas, planuokime susitikimą, paskutinę vakarienę ir panašiai. Ir tiesiog tada tokiu šaltu proto įjungimas, kad be emocijų, be nieko, ir tas be emocijų, be nieko maždaug 2 savaitės man užtruko. O po to aš palūžau. Pirmas dalykas, kam pasiruošti, kad ateis ta diena svetimoje šalyje, kada jūs pasijusite vienišas ar vieniša, ir ta diena tikrai ateis. Nes kiek kalbėjau su kitais žmonėms, tai irgi buvo. Tai nepaslaptis ir man nenutiko, bet apie tai bus kažkokiam kitam video. Aš nesu ten tokia labai stipri, bet aš esu amžiuje. Aš esu nugyvenusi daug gyvenime dalykų ir tiesiog man, kaip aš ir tame sąmoningume, kuriame dabar aš esu, aš tiesiog priimu kitaip visas situacijas, priimu, kaip sakyt, aš dirbu su jaunimu, kuris man vadovauja. Tai tas ego, jeigu per žmogų yra aukštas ego, jam bus įzė. Jisai nepriims kritikos, jis nepriims, jisai užsipieks, kaip, žinot, tas gaidys, kaip sakant, sukibirkščiuose, ne, tada jis konfliktai. Konfliktų niekas čia neleidžia. Čia tik pradedi konfliktuoti, jau tau žymi. Ir yra buvę žmonės, kurie buvo tiesiog išmesti iš projekto, nes tiesiog, jau nebenorėjo kentėti žmonių. Tai jeigu žmogui čia netinka, jis išvažiuoja. Bet tai tavo bumbėjimas, nuolatinis, toks, žinot, visiems prikaišymas kažkoks, tai darbo tikrai nepagreitina. O čia esmė yra darbas. Padaryti užsakymą, kuo greičiau, ir pats žmogus yra suinteresuotas dirbti kuo daugiau, kuo greičiau, nes jis žino, kad jam tada bus arba bonusai, arba jis daugiau padarys. Šiaip esmės, jeigu tu dirbsi normaliu tempu, greitu tempu, susidirbsi su komanda, tai reiškia, priimsi visų įvairius dalykus, ne? Nes komandinis darbas yra tikrai, ta prasme, tam, kad jį valdyti, tai aš dirbu ne vienoje komandoje per tas 3 savaitės, aš dirbu ne vienoje komandoje. Bet nebuvo taip, kad kažkur nesusidirbtume. Atsiranda ta trintis kažkokia šiek tiek, bet išsilaviruoja ir dirbi toliau. Antras dalykas, kam dar pasiruošti, pilnas savęs apsirūpinimas ir rūpinimasis viskuom, kad po savęs palikti, sakant, gerą kvapą, gerą vietą ir panašiai, nes pasidarai valgyti, įsiplauni po savęs viską, sutvarkai, ne? Prisitaikymas prie bendravimo, prisitaikymas prie žmonių, tai irgi yra toksai savotiškas dalykas, ką reikia pasiruošti. Jeigu esi intravertas, tai gali būti sunku, nes yra žmonių, kurie buvo labai intravertai, po porą dienų jie išvažiuoja, nes reikia su kažkom kalbėtis, reikia bendrauti su žmonėm, nes tas vienišumo jausmas, jeigu tu esi intravertas ir tu nebendrauji, tai tas vienišumo jausmas dar greičiau gali ateiti. Tikrai psichologiškai čia yra sunku. Ir žmonės, kurie nėra pasiruošę, kurie nėra iš vidaus stiprus, tai tikrai čia gali būti sunku. O jeigu tu esi ekstravertas, tu daug bendrauji, tu norisi daug ten plėstis, įsilieti ir panašiai. Aš esu šiaip iš esmės kaip ir ekstravertas, aš galiu bendrauti su žmonėm. Bet visi savai priima informaciją ir tu tiesiog turi laviruoti, kur tu gali daugiau pakalbėti, kur tu gali mažiau pakalbėti, nes tavo gali pokalbį kartais atsisukti prieš tave. Čia žmonės čia draugų neieško.
žmonės čia atvažiuoja dirbti. Tai pirmas dalykas, ką reikia suprasti, kad tu atvažiuoji čia dirbti. Čia yra žmonės motyvuoti užsidirbti pinigų. Tai nėra kažkas, kad atvažiuoja čia, bim bam pablam ir tipo, ai padirbsiu, išsikalsiu pinigų čia. Aišku, yra tokių žmonių, kurie atvarė čia, dirba, keliauja, jiem iš čia patogiau keliauti. Čia vaibina, jie čia perkasi, ką jie nori, ta prasme gyvena, tipo gyventų tiesiog. Bet dauguma yra čia tų, kurie nori užsidirbti. Kas atvažiuoja pusmečiui, kas atvažiuoja metam, kas atvažiuoja tai vadinamai tam laikotarpiu iki pertraukos, net 18 mėnesių, kas nori būstą įsigyti, kas nori ten dar kažką. Tai dažniausiai žmonės turi kažkokių tikslų, kaip ir aš beje. Aš net važiavau čia draugų ieškoti, aš net važiavau čia tiesiog patūsinti, pažiūrėti, kaip dirbasi. Aš atvažiavau su tikslu. Kam dar pasiruošti, kad tavimi niekas čia nesirūpins, tik tu pats ar pati. Kaip pasiduosi, taip išmiegosi. O taip, niekam tu čia neįdomus. Aišku, darbdavys suteiks tos sąlygas, darbo sąlygas, gyvenimo sąlygas, kiek įmanoma. Rūpinasi čia, kažkas kažkur sugenda ir panašiai, bet visa kita priklauso nuo tavęs. Ką tu sugalvosi veikti čia, tavo reikalas. Kaip tu kelsies, ką tu valgysi, viskas yra tavo reikalas. Važiuojant į čia, būtų labai gerai pradėti planuoti savo maistą. Nes aš vėliau kitame video parodysiu, ką mes turime virtuvėje, kiek mes turime virtuvėje vietos kiekvienas, nes mes vis tiek gyvename name 9 žmonės. Tiem 9 žmonėm viskas yra suskirstyta. Tai reiškia, šaldytuve aš turiu vienos lentynos pusę dalies. Turiu durelėse vieną lentynėlę, turiu vieną lentyną. Tai turi sutilpti tos dalykus, tai reiškia, tu turi planuoti, tu negali prisipirkti beliam ko, beliam kaip, tu turi pasiplanuoti, ką tu valgysi ir panašiai, nes tu tiesiog neturėsi vietos susidėti viskam, ką tu nori. Ir dar vienas dalykas, ką aš darau, tai aš suplanuoju savo mitybą per savaitę, ką aš valgysiu, ką aš imsiu darbą, ką aš pavalgysiu po darbo ir pasirašau savo, netgi kartais patiekalus ar dar kažką, surašau produktų sąrašą, einu parduotuvę, nes aš turiu tiek dalykų pirnės. Aš kitaip negaliu grįžti, tai savo kojytėm kol kas. Tiesiog susiplanuoju taip, kad man tilptų kuprinės ir man tilptų į šaldytuvą ir spintelę. Tai čia planavimo įgūdis mano, labai puikiai pasitarnauja. Kitas dalykas, parduotuvėse daug dalykų, kas pas mus yra, čia nėra, ir atvirkščiai, ko pas mus nėra, čia yra. Ir apie mitybą, apie maisto produktus, apie viską aš padarysiu atskirą video, nes tikrai yra kur įsiplėsti. Tik vienas dalykas, ką noriu pasakyti, kad kokybiškai maitintis čia kainuoja. Šūdmaistį kažkokį valgyti, tai galėtų būti pigiau, bet vėlgi, žiūrėkit, tokie šūdukai visokie lenda nuo netinkamos mitybos. Tai čia yra mano čytas, nusipirkau ledų. Ir dabar taip, desertų ledų. Kai kas iš čia iš maisto mane džiugina, kai kas visiškai nedžiugina. Tai bet apie maistą kitam video. O dabar apie pačią kelionę. Tai aš važiavau be automobilio, be savo automobilio. Buvau su vežėju, kur aiškiai buvo parašyta, kad daugiau dviejų lagaminų negalima. Bet aš jų neturėjau, tai man buvo balalaika. Bet važiavom mes iš Vilniaus autobusų stoties su vienu busiuku. Aš įsivaizdavau, kad su busiuku mes važiuosime, žinot, iki pat mano tos vietos, kur gyvensiu. Bet važiavau aš, pirmiausia, ten tokie 3 jaunimo žmonės ir tokie 2 tie tokie, žinot, kur mes kebabais vadinam. Tai va, tai toks kontingentas važiavo, nei taip jaučiausi iš tikrųjų, bet šiek tiek už Kauno. Marijampolės mes tiesiog sustojame aikštelėje, toje didelė aikštelė, prie degalinės ir ten pilna busikų atvažiavo, belenkiek ten tų busikų. Ir tada, žinot, taip sako, tai va dabar čia išsinešam daiktus. Ir man tai vairuotojas sakė, jūs kur važiuojate, aš pasakiau savo tą vietą. Sako, tai su manimi važiuosi iki galo, galvoju, bent vairuotojas bus tas pats. Tai va, bet mes persėdom į Mercedes Sprinterį, čia vaidėme, kaip atrodo. Ir tas Sprinteris realiai yra mano vano svajonių mašina. Aš jau tokio Mercedeso automatinio, tokio grinai noriu savo vanai. Tai man teko tiesiog pavažiuoti su mano svajonių mašina mano nameliui, iki Vokietijos. Tai šiaip labai faina ir mes susėdom, važiavom keliese, mes 8. Ir aš viena moteris buvau, beje. Tai aš į priekį iš karto pamačiau, kad tik tai vyrai čia mūsų autobuse važiuos autobusu, kad aš iš karto sakau, galiu į priekį, sako jo, tai aš į priekį iš karto vairuotoją. Ir va, tai mes non-stop važiavom, dabar galvoju, išvažiavom apie 12 nuo tos vietos ir 2:30 mane atvežė nakties į mano gyvenamą vietą. Tai stojom gal 3 kokius kartus po 15 minučių. Aš buvau pasiėmus visą maistą, bet tiem, kas važiuos su vežėjais, tai žinokit, kad jie
Lenkijoje prieš Vokietiją, sustoja ten tokioj vienoj kavinėj. Čia žinot, kaip būna, kaip, pavyzdžiui, su kelionių organizatorium važinėja, jie žino, kur yra pigu, skanu ir greitai pavalgyti, tai lygiai taip pat ir šitie vežėjai žino, kur va taip yra pigu, skanu ir greita pavalgyti. Tai šiltas maistas. Tai vat prieš, aš netgi dėsiu skrinšotą, kur mes sustojom pavalgyti. Sustoja pavalgyti, jau kas vietiniai važinėja ten, tai jau žinot, tai jau jie pavalgė, aš kadangi savo turėjau maisto termosą ir visokių maistelių užkandukų, tai aš savo valgiau. Ir tada važiavom Vokietiją ir įstojom gal, nežinau, sustodavom tik tai kur užsipilti, tai per tą laiką 10-15 minučių tulikus ar dar kažkur tiesiog suvaikštai ir viskas toliau važiuoja. Bet labai šaunus vairuotojas, labai patiko man važiuoti va taip, nes, nu, iš tikrųjų, mes pakankamai greitai atvažiavom, nes, kiek aš žinau, dažniausiai atvažiuoja taip apie 6-5 ryto žmonės, o mes anksčiau atvažiavom. Tai va tokia kelionė, bet aišku, kontingentas, vien vyrai, visi ten tokie parūkantis ir taip toliau, tai aš kadangi nerūkau, tai man, žinot, kvapeliai visokie, bet aš prieki sėdėjau, man viskas kaip yra okei. Muzika, tai yra dėjuška, bet aišku, vairuotojas stengiasi, va kas man patiko, kad stengiasi laiką muziką perimti, kai tu taip, čia kaip aš tokiam stiliui, žinot, kai žinias, tai aš išjungiu tai muziką, tai va tai jisai toks pat buvo, bet aš aišku turėjau ausines, atsisiuntusi offline knygas audiotekos ir klausiau, iš tikrųjų klausiau labai gerą knygą, Leisk jiems, nu, tokia totaliai prieš kelionę, tai va, dar viena rekomendacija, prieš važiuojant į tokią avantūrą, tokį iššūkį, darbas svetur, rekomenduoju perklausyti arba perskaityti Mel Robbins knygą Leisk jiems. Ir ne tik prieš kelionę, ten apskritai bet kuriam gyvenimo etape jinai labai reikalinga, bet man kaip tik buvo, tai žinokit, nu, kaip tik, vat, klausiau tą knygą būtent kelionėje ir prieš ir tada aš ir taip tą požiūrį turiu kitokį, bet ta knyga dar apsuko šiek tiek tą mano požiūrį kitą linkme ir dar lengviau pradėjau priimti tam tikras situacijas ir žmonės. Tai tiek pirmai daliai. Jeigu patiko, tai būtinai palaikink, uždėk patiktuką. O šiaip labai rekomenduoju mane pasiekti, nes tikrai dar daugiau informacijos pasidalinsiu apie tai, kaip aš gyvenu Vokietijoje ir tikrą savo gyvenimą.